Sveiki, Alytus Plus studijoje laida Politika su Daina. Na ir šį kartą mūsų laidoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, dirbantis konservatorių frakcijoje, gerbiamas Vytas Jezepčiukas, laba diena. Sveiki. Bei jo padėjėjas, žinomas sportininkas Antanas Grigaliūnas. Sveiki. Labą dieną. Taigi, šioje laidoje kalbėsime apie tai, kas vyksta savivaldoje, apie opozicijos dantų aštrumą ir apie tai, kas yra svarbiausia Alytui. Galbūt pradėsime be abejo nuo gerbiamo tarybos nario. Vytas Jezepčiukas, ilgametis tarybos narys, gydytojas, aktyvus ir principingas politikas, nevengiantis kelti klausimų, kurie jam yra labai svarbus ir išties Alytaus miesto savivaldybės taryboje dažnai pasisakantis ir klausintis. Gerbiamas Vytai, savivaldoje ir politikoje esate tikrai labai seniai ir kaip jūs apibendrintumėt būtent šią kadenciją? Kokia ji ir kasgi jūs nuolat sugrąžina į politiką, nes esate geras ir pripažintas gydytojas? Visų pirma, tai Daina, ačiū Jums, kad Jūs pakviet mane ir mano gerą bičiulį ir patarėją Antaną, kad galiu įsakyti savo požiūrį į dabartinę situaciją mieste, į vietinę politiką. O kodėl aš dalyvauju politikui? Nes man galbūt tas aktyvumas ir žingeidumas yra nuo mokyklos laikų. Buvau aktyvus studijų laikais, studentas, po baigimo aktyviai įsijungiau atvykęs į Alytaus visuomeninį gyvenimą. Man darosi įdomu. Ir tarp kitko, gyvenimas labai keičiasi ir kiekvienoje kadencijoje keičiasi tarybų sudėtis, keičiasi požiūris į daug, į miestų reikalus. Ir todėl tas gyvenimo ritmas iššaukia vis naujus iššūkius. Todėl ir dalyvauju. Na ir ruošiantis laidai, pasižiūrėjau jūsų biografiją ir birželio berods 22, galiu suklysti, čia pasitikslinti reiktų, gražus jubiliejus laukia, 70 metų. Tai ta patirtis, jūs tai vertinat kaip pliusą politikoje? Tarp kitko, gal į metus nežiūriu. Reikalas toks, reikia nesilikti nuo gyvenimo, galima atsilikti ir po baigimo, galima užsidaryti ūkį, žiūrėti panoramą ir būti laimingam. Mano požiūris yra kitoks, norisi ir pats dar aktyviai dalyvauti sporte, literatūrą skaityti, kasdien skiriu kažkiek tai laiko medicinai, jau bent pusvalandį. Nes kitaip tai kažkaip tai... Gerai, paklausiu kitaip. Viskam skiriama. Tada kurgi ta paslaptis? Nes ir politika, ir gydytojas, ir renginiuose jūs matom, visur aktyvus, tada kaip atrasti laiko būti tokiam sveikam ir dar taip, puikiai atrodyti. Tai prasideda vis, dienotvarkę reikia planuoti. Režimas. Taip, režimas. Kaip sportininko režimas. Taip, ir ne veltui pasirinkote ir savo padėjėją sportininką, tai tiesiog, gerbiamas Grigaliūnai, kaip jūs čia keliai suvedė su gerbiamu Vytu? Keliai suvedė, galima sakyti, per Vyto brolį, per Kęstutį. Kartu mokėmės Panevėžio sporto mokykloje, internate ir Vytas turi daug brolių, vienas iš jų jauniausias Kęstutis, irgi ėjikas. Ir per Kęstutį dabar gyveno Druskininkos ir su Vytu jau senai susipažinę. Ir vienas dalykas, kad ir sutampa mūsų vertybės. Abu kartu esam Sibire gimę. Kartu aktyvų gyvenimą galbūt vedam, galbūt Vytas daugiau būna Lietuvoje, buvo visą laiką, o aš toksai truputėlį blaškiausi po pasaulio, Jungtinės Amerikos valstijas, Norvegija, ir teko pamatyti tų šalių gyvenimą ir tų šalių kultūrą, tai galima kartais palyginti ir mes ir Lietuvą. Ir kaip mes minėjom prieš laidą, kai paklausiu klausimą Niujorke, kaip jums sekėsi Niujorke, jūs atsakėt, kad mes iš tikrųjų labai gerai gyvenam. Galbūt mūsų žmonės per daug verkia, kad mes dabar blogai, bet iš tikrųjų tai labai gerai. Jūs galite ir vertinti, kai daug metų gyvenęs. Taip, be abejo, galima įvertinti ir iš tikrųjų gerėja gyvenimas pas mumis. Taip, ir gerbiamas gydytojų ir tarybos nariai, man pirmiausia liežuvis verčiasi kažkaip gydytojų kreiptis, daktarė. Vis tik neišvengsime pokalbio apie mediciną, jūs čia esate tikrai labai stiprus ir tiesiog
na, ką šiandien matote Alytaus gyventojų, kaip jūs tą sveikatos situaciją matote ir kaip jūs ją galėtumėt palyginti su Lietuvos mastu, kaip mes atrodome? Taip, medicina, kaip ir visą laiką, išlieka mano meilė pirmoji, politika yra, visa kita yra po to, bet bendrą būklę aš vertinčiau neblogai, vis dėlto sąlygos teikti medicinės paslaugas yra, kaip regionai, yra geros, pakankamai gera aparatūra, daug gerų specialistų yra. Ir manau, jeigu palygysim tarp regionų, tai mes esam gana aukštai vertinami, gana aktyviai dalyvaujam mediciniam gyvenime Respublikos. Tačiau, aišku, yra ir problemų, kas be ko. Dabar, kaip kad geros medicinės paslaugos, galbūt atsispindi ir toks dalykas, vis dėlto pas mus gyvenimo trukmė mūsų miesto gyventojų yra didesnė negu Respublikos. Aišku, medicina čia netiek daug gali, bet vis dėlto šitą gali. Tai užtat ir jeigu paskui panagrinėsim statistinius duomenis, pamatysit, kad daug labai yra pozityvių dalykų medicinoj, kurie priklauso nuo mūsų medikų. Bet yra ir bet. Bet yra ir bet. Gerai. Dažnai mums Alytus Plus tenka dalyvauti ligoninėje įvairių skyrių atidarimai, atnaujinimai, dabar priėmimo skyrius, na, tikrai ir toks gražus lines, liūtai, sienas išpiešė mažiesiems alytiškiams. Ar sakykime, tie visi nauji dalykai, kiek jie padeda, jūs su tuo juk susidurėte kasdienybėje? Čia negali būti kitaip. Jeigu laikai keičiasi, jau baigėsi linoleumo laikai, kada buvo ištiesta koridoriai, plytelėm smulkiom apklijuotos sienos, dabar ir turim modernę ligoninę su šiuolaikinė aparatūra ir man atrodo, kad padeda, tai čia be abejonės, čia ne tik tai mums maloniau dirbti, geresnės darbo sąlygos, ligonėm yra palatos, yra puikios, atitinka europinius standartus, bet ir mūsų jauni gydytojai, kurie atvyksta, tai irgi pravažiuoja Respubliką, pasižiūri ne vien tik atlyginimas ir motyvacija, juos verčia atvykti pas mus, nes darbo sąlygos, visų pirma, aparatūra nori, tai šitas labai svarbu, kad belieka jūsų išvalgoms tik pritart. Galėčiau aš dar įsidaryti. Žinoma. Taip, sportas ir sveikata. Koreliuoja. Sportas ir sveikata, bet grįžtant prie Alytaus ir prie Lietuvos, palyginti viską, tai teko čia susidurti, ne man tiesiogiai, bet giminaitė pagal Erasmus programą mokosi Portugalijoje ir teko visą parą pralaukti priėmime ir jinai nepapuolė. Jinai papuolė kitą dieną ir tai tik tai privačią. Įsivaizduojat. Dar kitas atvejis Madeiroje pernai, viena gydytoja susilaužė koją slysdama nuo kalno, lietuvė gydytoja. Ir gera pažįstama ir įsivaizduokit, irgi turėjo kreiptis į privačią. Tai dar noriu pasakyti, kad pas mumis iš tikrųjų ta medicina, galima sakyti, aukšto lygio labai. Ir čia dėkui šitiem visiems gydytojams ir ypač Alytaus gydytojom, dėdė 87 metai, kartais jisai važiuoja priėmimą ir ten sako, tiesiog per trumpiausią laiką jisai papuola, gauna tas paslaugas, kas priklauso. Tai tiek norėjau pagirti mediciną. Galiu pridėti prie to dalyko, kad gal nerasim nė vienos valstybės, kur žmonės būtų patenkinti medicinim paslaugom. Nes visų pirma, labai daug visur pesimizmų, ypač Lietuvoje. Čia labai kalba optimizmas. Ne, tai čia jis gerai šneka, bet reikalas toks, kad daug ir šitą, kaip mus kokiam lygmenį teikiamos medicinės paslaugos, žmonės dažnai, kai neturi su ko palygyti, negali vertinti. Taip, mano sesuo Anglijoje gyvena, tai irgi pritarčiau labai Antanui, kad kažkokia tragedija. Mes čia tikrai pasako gyvenam. Taip, pasakoj, bet yra ir problemėlių. Susirinkom čia aptarti viską, ir kas gražu, ir kas galbūt kelia nerimą. Taip. Tai gerbiamas Vytai,
Jeigu ir yra kažkur ir medicinoje kažkokių dalykų, kurie ne visada įspręsti, ar galbūt dėl medicinos turite kažkokių pasiūlymų, bet apskritai jūs kaip politikas, ar per šią kadenciją teikėte kažkokius konkrečius pasiūlymus, sprendimo projektus ir panašiai? Be abejonės. Kiekvienas komiteto posėdis nepraeina be pasisakymų, be pasiruošimų. Nemėgstu būti pasyvus klausytojas, tik rankų kilnotojas. Ir galbūt paminėčiau, kas mane labai pačiam didelį pasitenkinimą teikia, kad vis dėlto per svarstant šių metų biudžetą teko nemažai pakalbėti su savo kolegom iš tarybos ir iš visų įvairių frakcijų. Ir vis dėlto buvo priimtas sprendimas pirkti antrą kompiuterinį tomografą Alytuje. Kodėl? Užtat, kad jeigu vieną turim seną kompiuterinį tomografą, jis dažnai genda, tada stringa skubi pagalba mūsų ligoniniai, tada savo ligonės sergančios ar politrauma, insultais ir dar kitom, kur reikia ekstrinės pagalbos. Visus buvom ligonės mes nukreipėm į Kauną, Vilnių. O ką reiškia, kai skubi pagalba užtrunki valandą? Tai valanda kitam ligonė gali būti paskutinė. Tai užtat džiaugiuosi, kad visi suprato ir kad šiais metais galbūt bus pradėta, jau prasidėję pirkimai. Kitas dalykas, skaudu, kad bandėm įtikinti, kad vis dėlto pirmo Alytaus pas bendrinės šeimos centro nereikia uždaryti, nes aš ten to centro esu daug metų buvęs stebėtojų tarybų. Ir visą laiką jį kaip pavyzdį teikiau, kad yra valstybinė įstaiga, kuri puikiai tvarkosi, atlyginimai jų būdavo aukštesni negu kitose, aukštesni vien dėl to, kad daugiau žmonių prisirašo, daugiau dirba, daugiau. Ir štai galbūt ten kažkokie ūkiniai reikalai pradės strigti. Galbūt kažkas reikėtų pakeisti, bet vis dėlto nutarta jį prijungti prie bendros poliklinikos. Tai yra grįžimas į tarybinių laikų valdymą, centralizuotą medicininių paslaugų teikimą. Nu, aišku, čia irgi iššūkis, gal vienas iš tokių per visą Respubliką negirdėjau, kad įstaiga prijungus prie kitos vienos įstaigos visi, tarp kitko, valstybinės įstaigos visi darbuotojai išeitų iš darbo savo noru. Ir nuėjo į rajono savivaldybę. Nu, bet iš miesto išėjo, kai mums tiek trūksta specialistų. Kažkas tai unikalaus, bet nemalonaus. Taip, ir kadangi aš dirbu žurnaliste jau daugiau negu 20 metus, prisimenu, kalbinu jau tikrai labai ilgai politikus ir jūs, ponas Vytai, nežinau, gal 10 kartą mes čia susitinkam, jei net ir ne daugiau. Prisimenu, anksčiau būdavo, jeigu tu turi kažkokią idėją, kaip jūs sako, dėl kompiuterinio tomografo įtikinti, tai būdavo praktiškai per naktį susitikinėjimai, politinės intrigos, kalbėjimai. Ar dabar pasikeitė visi tie dalykai? Nes kažkaip niekam nepateikiu to klausimo, bet seniau būdavo pas amžinatelį Jurgį Krasnicką, ten ir namie, iki paryčių, ten debatai būdavo, ten priimam tą, nepriimam, ten, nu, prisimenat, jūs vis tiek tame dalyvaudavote irgi kažkiek. Taip, bet keičiasi labai situacija, keičiasi kultūra ir keičiasi požiūris į biudžeto dalinimą. Ir man nesenai teko būti Norvegijoje. Ir kai priimamas biudžetas, iš esmės yra dauguma dalykų yra tęstiniai. Ir pačio biudžeto paskirstimas vyksta kokie 5 procentai, kuriuos galima diskutuoti. Pas mus, aišku, ne 5, daugiau yra procentų, yra diskusiniai dalykai. Ir dabar, kai yra, jeigu praeitą kadenciją buvau pozicijoje, aišku, mes diskutuodavom daugiau. Dabar, kai yra absoliuti dauguma vienose rankose, ar tai gerai ar ne, gal jie patys priima sprendimus, gali pakeisti prieš posėdį, išimti klausimą. Čia nėra, kartais man atrodo, per mažai demokratijos, kai yra autokratija jau tada. Ar tai gerai, gal spręsti tegul gyventojai šitą, kokie rezultatai. Dabar sprendimų. Kitas momentas yra valstybinė politika, tai yra Seime,
kur vyksta debatai, įstatymų priimimas ir kita politinės lygis yra visiškai mieste. Ir ypatingai mūsų netokiam dideliam mieste. Čia daugumoje yra ūkiniai reikalai. O politiniai klausimai daugumoje sprendžiami Seime. Bet kitas momentas, kuris labai svarbus. Jeigu vyriausybė ateina, kaip ir šiuo atveju, nepasiruošusi, arba ministerija, kaip vyksta chaosas, kaip sveikatos ministerija, šioji. Ir tas labai atsiliepia mūsų veiklo, mes nematom, kas bus toliau. Kiekvieną dieną lauki, galbūt išeis koks įstatymas, nutarimas. Ir dabar nematau, kasgi bus to sveikatai toliau. Kaip šis specialistų priimimas. Ar ir toliau bus toks turgus kaip dabar, kas daugiau moka tą prikviečia, jis baigia 4 metus už užmokėtos pinigus, jis eina vėl į turgų ir vėl kas jį nupirks. Čia neturėtų tai būti normalioje valstybėje taip. Taip, gerbiamas Antanai, manau, norit papildyti. Vytas paminėjo Norvegiją, ten skandinavų šalis, matot, jie absoliučiai kitaip. Kita sistema, demokratija ten pas juos yra kitokiam lygmenį. Ten politikas atsako ne tik tai savo veiksmais, bet ir moralė. O pas mumis paskutiniu laiku, pažiūrėkime, moralės nėra. Nėra juk politikoje moralės jokios, absoliučios, galima sakyti, absoliučios moralės nėra, nes tik tai teisiniai sprendimai tada atsimuša. Kokie gali būti teisiniai sprendimai kaip tu politikas, kada tave išrenka. Ir kaip Vytas paminėjo, iš tikrųjų pas mumis žmonės daugiausia sutapatina, pavyzdžiui, vyriausybė su savim arba kažkokia kaip yra grupė. Yra arba viena spalva, arba juoda, arba balta. Nėra to pilkumos, tos masės, kuri iš tikrųjų, kuri galvotų, dabar nori tik tai vieno, kad būtų, kaip sakoma, muzikos ir duonos. Juk taip negali būti, reikia truputėlį ir politikos žmonėm. Pažiūrėkit, kas yra už sienos, kaip Baltarusija netoli, Kaliningradas irgi. Žmonės apie tai nepamasto, bet norėtųsi, kad kažkaip tai aš susiduriu su vyresnio amžiaus žmonėm, pabendrauju su jais, tai jiems kažkaip tai keista, jiems sovietmečiu geriau buvo gyventi. Ir paklausiu, kodėl geriau. Tenai buvo ir darbo, ir gyventojų, o toks vienas klausimas, paklausiu, o kur jūs paskutinį kartą ilsėjotės? Į mane pažiūri, sako Turkijoje, o sako prie Rusų, kur jūs buvot? Klausimo nėra, atsakymo nėra, supranta, tai tas mane truputėlį jaudina mūsų žmonėse, kad labai taip užmiršta greitai, kas gali būti. Jeigu ateis raudonoji banga, tai mums nieko nereikės. Nei to, nei to, nei to. Aš turiu dar kartesnės patirties, kai kiti sako, oi, sovietmečiu buvo geriau, tai mane tai tiesiog alergija paima. Man tas pats, žinau. Bet sako, vogt galėjo, o va čia tai ir mėsos kombinate vogėm, ir ten tekstilė, aš aišku jaunesnės kartos, bet, dėja, baisu, bet... Nesinori tą temą kalbėti, kadangi grįžau iš Albanijos, žinau, ką komunizmas reiškia. Iš Albanijos ką tik grįžo. Tai ten jiems labai patinka. Tarp kitko, žmonėm tais laikais jie gyveno ir atrodė viskas normai. Bet pažiūrėjęs iš šalies, tai man atrodė didelis kalėjimas, kaip ir dabar Šiaurės Korėja savotiškai darosi Rusija. Taip, jūs dirbate, Vytai, investicijų ekonomikos ir biudžeto komitete. Kiek šiandien Alytus yra patrauklus investuotojams? Gal kažkur stringame, gal kaip tik nestringame, šiek tiek apie tai. Mediciną paliekam jau, jeigu bus laiko. Jeigu bus laiko, čia daug tų klausimų, laikas skrenda. Taip, investicijos bandoma tiesa, dar pratęsiu Antaną. Vis dėlto mūsų dauguma dabar yra, atrodo, kad viską padaro dauguma. Jeigu, sakysim, kažkas tai stringa, tada taryba kalta. Čia aš turiu omeny pagalvės mokestį, su futbolo akademija buvo tokie nesklandumai, tikriausiai neužmiršti dar. Bet iš esmės tai šiais laikais gyventi ir padaryti Alytui buvo galima labai daug, nes jeigu pasižiūrėsim bendrą biudžetą 20 metų ir 26. Tai nuo 70 kažkelių tai milijonų, dabar paskutinių metų biudžetas 153, tai paskutiniais metais biudžetas padidėjo 16 milijonų miesto, tai yra 13 su daugiau, tai apie 13%.
Įsivaizduoja, tada infrastruktūrai skiriama apie 40%, tai kiek galima gatvių svašus padaryti, kiek galima šaligatvių, nu, daug galima miesto infrastruktūrą padaryti. Tik tai turi būti eiliškumas numatytas, kad ir manau, kad tai yra daroma. Bet kitas momentas, reikia iš kur tie pinigai gaunamas. Jeigu pasižiūrėsim, kad, aišku, šiuo laiku apie 40% irgi dotacijos, jeigu nedaugiau, gali suklysti. Kitas momentas, kaip mes stojam ekonominiu požiūriu Respublikos fone. Tai pas mus nėra gerai šiuo atveju. Ir štai paimkim tokius dalykus, bedarbystė. Tai mes pas mus viena iš didžiausių tarp miestų ir ne tik tarp miestų, tarp rajonų. Jeigu paimsim Alytaus apskritį, tai mes atrodo, irgi bijau suklysti, atrodo, už Varėną geriau stovėm pagal bedarbystę. Tai už Lazdijus irgi tikrai. Bet rajonas ir druskininkai geriau stovi. Bet taip nėra gerai. Investicijos vienam žmogui. Nu taip, nes visi rajone prisiregistravę ir dirba mieste. Irgi čia yra ta problema. Yra. Bet investicijos, tada kiti rodikliai. Pavyzdžiui, investicijos vienam žmogui. Tarp miestų. Pas mus yra irgi vienas iš mažesnių, kaip ir daugelis rajonų aplenkia mus. Nu tai vat tokie dalykai. Ir ar mes pritraukiam, reiškia, nepritraukiam aukštą pridėtinę vertę kūrenčių įmonių. Atrodo, įmonių ateina, bet ten nėra aukšta pridėtinė vertė ir nepakankamai ateina. Kūrėm, reikia gerų ekonominės zonos plėtimų. Galvojam, išplėsim čia mes į buvusiam aerodromų vietoj. Čia nepavyko. Kalbėjosi, jau buvo senas projektas su rajonu, kad ten 400 hektarų kurs. Taip ir liko ten tik tai mintyse. Nu ir čia toliau. Tai užtat galvoju. Bet mero patarėjas važiavo net kažkur į Turkiją, lyg irgi ieškoti investicijų, irgi, na, pagal viešuosius ryšius, tai tikrai demonstruoja didelį įdirbį ir pastangas ieškoti investuotojų ir verslo skyrius. Na, kaip tiesiog jūs vertinat? Vertint pagal rezultatus. Prisimenat, kažkada tai mūsų vienas vicemeras buvo į Kiniją ir prasivežė labai daug vizitinių kortelių išvažiavęs. Čia jūs Tamulevičių turite omeny berods. Grigaravičiaus. Taip, kaip kurie mūsų profesoriai važiuoja gelt savo lygį į Afrikos, kai kurias valstybės arba Pietų Amerikos. Tai irgi gerai, aš ir dabar pastebėjau, kai kurie važiuoja į užsienio valstybės žiūrėti, kelt kvalifikaciją, ką nors investuoti, bet jeigu važiuoja į užsienį ir nemoki užsienio kalbos, tai tada ar čia nauda miesto, ar čia išlaidos miestui, ar priklausomybė daugumai čia lemia. Čia toks retorinis klausimas. Retorinis. Antanai, gal jūs kažką papildysit? Taip, Vytas buvo užsiminęs apie sportą, man tai keiščiausia kažkaip tai Alytus juk nemažas miestas Lietuvos lygių ir pasižiūriu aš čia, kaip ir minėjau, daug metų negyvenu Alytuje, bet man net keista. Krepšinis buvo, krepšinio nėra. Kodėl nėra? Kame reikalas? Apie futbolą aš net nekalbu, aš nežinau, man yra skaudi tema, nes man futbolas asmeniškai man labiau patinka visą laiką, nežinau, negaliu įvardinti kodėl. Ir dabar aš futbolą ir aš niekaip neįsivaizduoju. Ir ten tos apskritai ne vien tik tai Alytus, bet ir Lietuvos tos pozicijos futbole gauna tokios pinigus. Apie 11 milijonų eurų federacija gauna ir kuriam mes lygmenį, juk matot, 150 kažkelinti. Laimim prieš kažkokias tai ten valstybėlės, netgi negali valstybės vadinti. Ir kame reikalas, kur čia ta sporto sistema, bet čia žiūriu, kad čia visur ne tik tai. Ir šiandien teko kalbėti su treneriais lengvosios atletikos, ten atėjo 2 jauni specialistai. Paklausiau, koks jų yra atlyginimas, koks buvo, tai nepatikėsit. Sakykit. Nesakė 700. Į rankas. Taip. Tai, Alytuje čia. Taip. Tai jūs įsivaizduokite, dabar, jeigu kalbam toliau, eina jaunimas, eina moksleiviai ir prieinam iki kariuomenės. Apie 50% nepraeina sveikatos patikros. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia,
kad nėra vystoma sporto programa normaliai mokyklose. Kodėl, dėleskim, aš vėl grįžtu prie Sovietų sąjungos. Jie tą dalyką darė paruošimui. PTG būdavo viskas, bet tai kartais mums reikėtų paimti irgi tą gerą dalyką. O iš kur sovietai paėmė? Sovietai paėmė iš kitų valstybių, suprantate, tik tai jie perėmė tą kitą modelį, pavadino kitaip, daleiskim, kaip apie tos ledus šnekam, čia ledų pavadinimas, tenai skonis, tai iš amerikiečių paimta, tai irgi tos sistemos. Bet Šaulių sąjunga pas mus labai stipri Lietuvoje. Ne, tai Šaulių sąjunga čia kitas dalykas, bet čia Šaulių sąjunga kitaip, bet man ką norėtųsi, kad tas fizinis lavinimas, iš tikrųjų jisai būtų fizinis lavinimas, suprantat, kad jisai atitiktų... Kad nebūtų tik varnelė. Taip, kad nebūtų tik tai varnelė, čia dabar ateina įsisukinėjimą. Taip, tai neatsinešiau sportinių, tai kėdų. Vėl, tai kažkaip tai... Ir kad jiem treneriam truputėlį būtų, mokytojai jau atlyginimai eina, bet tai kuo jie ten skiriasi, treneris ir mokytojas, suprantat. Ir juk labai svarbu, dabar pažiūrėkim apie kaip lengvaatletis, tai nėra, Alytui nėra. Tik jūs vienas. Ne, atstovaujat Lietuvą ir pasaulį. Kaip meistras, jau kaip veteranas, kaip sakoma, bet aš apskritai iš jaunimo tarpo, tai yra keletas, galbūt du treneriai, kurie tenai jų meistriškumas lengvoje atletikoje eina, bet tai turėtų pritraukti, bet tai kaip tu pritrauksi su tokio atlyginimo. Ten reikia grupės kūrėsi, tenai viskas. Vytai, vai, norėjot kažką tai? Ne, tai Antanai, dabar yra nebūtinai, jau užmirškim tą Rusiją. Viskas, jau jo neminėkime, jau kad jam perkūnas. Nenoriu, bet kitas dalykas, važinėjau po Norvegiją, po Skandinavijos valstybės. Visurgi ten puikus pavyzdžiai, kaip reikia vaikus pritraukti prie sportui ir atitraukti nuo kompiuterių, kaip galima. Ir pas mus, man atrodo, neblogai, bet čia nuo šeimos priklausom. Tai, aišku, pagarba visiems treneriam, kurie daug yra gerų trenerių Alytui šitas. Ir, aišku, jeigu kažkur tai grandis stokoja, mes turim daugiau darbų tada. O ką jūs mylit labiau, krepšinį ar futbolą? Aš pats už savo institutą žaidžiau futbolą. Bet laisvalaikį, bet medicinų savo kursą lošiau krepšinį. Oho. Dar medikų labai nesunku. Ko reikia, kad Alytui būtų krepšinis? Visų, man atrodo... Ir futbolas. Čia turi priimti norą nuo mūsų tarybos ir administracijos. Net Lazdijai jau turi, žinokit, komandą. Iš žmonių, kas vadovauja, suprantat, reikia pasižiūrėti žmonės, kurie vadovauja ir ar jie nori dirbti. Atsiprašau, ar jie nori dirbti tą darbą iš tikrųjų, ar tik tai nori ten kažką tai kitą daryti, suprantat. Jeigu nori dirbti darbą, tai taip, pažiūrėkite, kas dirba darbus, tai yra rezultatai, kas nedirba. Taip. Tik tai, jeigu žiūrėsim, pas musgi buvo krepšinis ir futbolas, buvo vieni iš labiausiai lankomų šitų sporto šakų, taip. Bet kitas dalykas, finansavimas visą laiką tų profesionalių jau klubų didžiąją dalimi priklauso nuo savivaldybės. Ir jeigu paimsi Uteną, Marijampolę, ar Gargždus, ar bet kurį regioną, net ir Vilniaus Rytas, ir Kauno Žalgiris labai paremiami miestų tarybų. Ir jeigu miestas neparemia, dažniausiai nėra to pagrindo, nuo kurio atsispirt ir organizuoti komandas. Tai užtat galbūt. Bet atkreipkime dėmesį, ar tokias nors kas sąlygas puikias turi, kaip pas mus stadionas. Puikioj vietoj. Taip. Kodėl savaitgalį nenueit pažiūrėti futbolą? Mano atvažiavę anukai visą laiką traukė mane, kad eitum žiūrėti. Dabar žiemą, kada irgi tokie ilgi niūrūs vakarai, kodėl nenueiti į sportų mūsų irgi rūmus ir pasižiūrėti krepšinį. Faina. Tikėkime, duos Dievas. Dar noriu vieną apie finansavimą. Dabar vyko kaip tik 52. Taip, sportinio ėjimo. Taip, festivalis, čia priklausė pasaulinio sidabrinio turui, suprantat. Ką norėjau pasakyti, yra tokios taisyklės, kada organizuoja tarptautinį renginį. Arba tu lėšas pritrauki iš privačių, iš verslo, arba savivaldybė. Kartais pasižiūrėjau, ačiū tiek, kiek savivaldybė parėmė, bet norint suorganizuoti tą renginį,
tokį tarptautinį, turi atitikti aibę reikalavimų. Priziniai fondai, visokiausi viskas. Viešbučiai, viešbučiai, viskas. Su viešbučiais vėl kitas reikalas. Norėčiau pasiūlyti tokią dalyką. Dabar sutapo 3 varžybos, 3 varžybos sutapo, kiek yra pas mumis viešbučių. Viešbučių nėra daug. Galimėtų kokį gruodžio mėnesį susirinkti, kas organizuoja varžybas kitiem metam ir aptarti su sporto skyriu, kad nesusitapatintų tos varžybos. Dabar tada ir plaukimas buvo, ir draftas buvo, ir sportinis ėjimas, o viešbučių juk nėra. Kažkada buvo kalba apie sporto viešbučio statybas prie sporto rūmų, bet irgi daug politikos, ne mūsų tema. Bet dar tokia įdomi, svetimos nuodėmės, žinokit, visiems jos įdomios. Ir mes kaip tik studijoje turime etikos komisijos pirmininką. Tai gerbiamas Zepčikai, kaipgi tie mūsų politikai? Ar nuodėmingi, ar nenuodėmingi, ar griežtas pirmininkas? Ne, gaudama šitą postą tikėjausi, kad ramiai pagyvenčiau, turėdamas karūną tokią. Bet visumoje taip nesigavo. Vien dabar turėjom 3 nusiskundimus. 3 skundus. Vienu atveju buvo privačių ir viešųjų interesų pažeidimas, kitų politikų etikos pažeidimai. Bet kol kas šie procesai yra dar nebaigti tyrimai, tai todėl ir kalbėt ir kažką tai aiškinti negaliu, neturiu teisės. Kitas dalykas, artėja rinkimai, manau, skundų padaugės ir tada galbūt ir galėsime apibendrinti, kaip vyksta. Na, labai diplomatiškai pasakėt. Gerai, o pono Antano paklausiu. Aš anonsavau laidą, kad pakalbėsime ir apie, ar mūsų opozicija bedantė, ar jinai vis tik turi tokius aštrius dantukus. Na, jūs vis tik esate greta Vyto. Daugiau kaip visuomenės, kaip sportininkas. Kaip visuomenė mato? Visuomenė mato, kad bedantė. Aš visą laiką sakiau ir... Kad bedantė? Nu, beveik, atsiprašau. Taip gražiai šypsosi. Pilna burna dantų. Vienas žmogus savo nuomonę sako. Todėl, kad yra didžioji dauguma. Didžioji dauguma yra valdančioji, didžioji dauguma. Ir kada vienose rankose yra, kaip bebūtų, kuria ten partija, kairė, dešinė, ten centras, vienose rankose niekada negali būti visas sukoncentruota. Nes tai paskui politikai jie tampo dievai, suprantat, ir viskas. Ir tada, tik tai dar ką noriu pasakyti, kad labai smagu matyti, kad pilietinė visuomenė pradeda busti. Ypač šitie, kaip sakoma, tas streikai galbūt dėl RRT irgi matome, kad po truputį pilietinė visuomenė bunda. Aš visą laiką žiūrėdavau TV į Prancūziją ir aš pavydėdavau, galvoju, kodėl pas mumis to dalyko nėra, kodėl neišeina apginti savo teisės. Bet kai pasižiūri, kiek metų demokratija Prancūzijoje ir kiek metų Lietuvoje ir kiek mes pasiekėm per tos metus, tai vėl taip tas gaunasi. Aišku, liūna dabar dėl šitos politinės tokios situacijos, bet manau, kad įsispręs, manau, kad šitie dalykai įsispręs. Turėtų visuomenė, labiau visuomenė mūsų turėtų įsijungti į rinkimus. Sako, kalta valdžia. Kai paklausi, už ką tu balsavai, už nieką jie visi vienodi. Tai sakau, palauk, kaip tu už nieką nebalsuoji ir paskui tu kaltini valdžią. Ir dar kas vienas dalykas, jie valdžią sutapatina su Lietuva. Su Lietuvos valstybė. Žmonės neskiria, kas yra valdžia. Valdžia gali būti viena, gali kita, bet Lietuva tai viena. Mes gyvenam Lietuvoje. Tai reikia apie tai mąstyti. Sporto nemažai palietėm, bet kultūros šiek tiek palieskim. Vis tiek tai yra neatsiejama. Kartais kultūrininkai net ir užsigauna. Čia kažkoks reitingai yra ir kad neva Alytus labai žemai vertinimas, nors aš pati kartais persiplėšk. Ir sinagogai renginys, ir teatre džiazo vakaras, ir visi organizuoja, ir netgi, sakyčiau, nedaug kartais ir ateina tų žmonių, ir žiūrėk muziejus, ten eik, ir kultūros centre renginiai, ir čia nori, ir persiplėšk. Bet reitingas tarsi žemas. O kaip jūs vertinat? Va čia klausimas geras, gal reikėtų Vytui, bet aš pasakysiu savo nuomonę. Mano nuomonė, kad nėra sistemos, vieningos sistemos, kur pasižiūrėti. Jeigu tu priklausai bibliotekai, ateina renginys bibliotekai. Teisingai, bibliotekai daug renginių. Ateina bibliotekai, tavo programėlė rodo bibliotekai. Jeigu sinagoga, kraštotyros muziejus, taip, buvo čia toks renginys su Abišala ir su profesoriu Rakučiu, atėjo keletą žmonių. Man net gėda prieš Alytų, suprantat, kodėl tokia pilietinė, buvo tokia paskaita apie lietuvių tapatybę, Lietuvos lietuvių tapatybę.
ir norėčiau pasiūlyti gal kokį reklaminį stendą, kokį apvalų, tokį ar kokį, nežinau, sugalvoti, kad tokį plakatėlį kažkas įsileidžia. Iš tikrųjų, tų renginių daug būna, bet žinokit, tie patys žmonės, daugiausiai tie patys žmonės. Visi žino, bet visi tingi, visi tik kritikuoja, bet irgi, džiazo vakaras puikiausiai Alytaus teatre. Dieve tu brangus, nedaug. Taip. Nu taip, bet galbūt, žinot, dabar pasiekiamumas ir Vilnius ir Kaunas čia neturi irgi problemų dažnai ir ypatingai savaitgaliai žmonės kartais nori palikti savo miestą, savo darbo vietą, tai galbūt šitas dalykas, bet aš jums pritarčiau, kad pas mus renginių gana daug, gausiai vyksta ir gal kodėl mūsų toks reitingas mažas. Ten tokie specifiniai buvo rodikliai įtraukti. Gal man atrodo tik tai, taip ne, nes manęs kiekis ir, sakyčiau, ir kokybė mane tenkina. Mane galbūt netenkina kitas dalykas, kadangi mėgstu knygas skaityti. Tai biblioteka tokia turėti biblioteka yra, nu jau blogai. Nes jau Varėna turi, Lazdijai turi, nekalbėkime apie didelius miestus. Nu, būtina kuo greičiau statyti. Bet jau paskelbta, kad jau. Bet jeigu bus taip kaip su viešbučiu, sportu. Ai, prisimena. Reikia greičiau tą dalyką daryti, nes tuo labiau, kad aš pats lankau biblioteką, žiūriu, kad žmonių daug. Pasirinkimas knygų irgi pakankamas. Aš irgi nuolat einu. Taip, be abejo. Poreikis yra ir jaunimas pasirodo. Nu, reikia spręsti šitą dalyką. Taip, ką spėjom, tą spėjom, kokį Alytų norėtumėt matyti po 5 metų. Kokios jūsų, nežinau, jūs kaip ir politikas, kokie jūsų planai, kokios vizijos ir be abejo įdomu Antanas, kadangi visą pasaulį apkeliavęs, irgi labai įdomu jūsų įžvalgos. Dabar labai daug ko norėtųsi visų pirma. Bibliotekos, jau aišku. Taip, na aišku, apie sportą norim, kad būtų 2 komandos geros. Bet kitas dalykas, gal apie mediciną norėtųsi. Dabar vis dėlto norėtųsi, kad daugiau jaunų specialistų. Antras dalykas, noriu dar pasidžiaugti savo veteranus, nes pas mus medicina, jeigu paimsim virš 55 metų amžiaus gydytojas, tai ligoninėje dirba apie 60%. Ir ant jų laikosi visa medicina ir man buvo labai apmaudu, dabar nesenai sutiko savo bičiulį, paklaus, kada užleisit jaunimą. Mes jaunimą užleidžiam, jie dirba kada nori, būdi kada nori, atlyginimai jam didesniai taip niekur nebūna, kad jaunas. Ir dar svarbiausia, mes dažnai ateina pas mus būna rezidentai, jie išmoksta tos praktikinės dalies, teoriškai jie būna paruošti. Ir paskui atėję, kartu dirbam, jie didesnį atlyginimą gauna. Ir aš pats nenorėčiau vasarą būdėti, savaitgaliai sėdėti ligoniniai, bet nėra kam dabar. Ir todėl norėtųsi jaunų dalykų. Taip pat tikiuosi, kad dar norėčiau iš ministerijos, kad būtų konkretumo kažkokia, tai kad baigtųsi tie laikai, kad gerisim, darysim ir nieko ant popieriaus nesurašyta, ką darys, kaip darys. Ir taip pat, tarp kitko, norėtum galbūt po 5 metų tikiuosi. Grįžusi iš Denverio, tai mačiau, kaip neurologai ekstrinę pagalbą teikia nuotoliniu būdu. O čia įdomu. Yra monitorius, filmuoja, sėdi namuose budintis neurologas, žiūri. Kitas dalykas, dar norėjau irgi papasakoti labai įdomų dalyką. Dabar prieš savaitę buvom neurologų konferencijai stambioje. Lietuviai pradėjo operuoti smegenis nuotoliniu būdu, bet kol kas su gyvūnėlis. Ir esam lyderiai šioje dalykai. Man labai malonu mano kolegas. Įdomu, ten buvo bendras projektas su šveicarais ir amerikiečiais. Gyvūnėlis Amerikoje, stebėtojai Ciuriche, o Kauno angiochirurgai traukia gyvūnėlį iš galvos trombus. Oho. Ir čia labai greitų laikų prasidės tas procesas. Geros naujienos. Geros naujienos. Gal dar tikiuosi, gal įsiklausys dabartinė valdžia, buvo praeitas jeigu praeitos valdžios buvo struktūriniai pakeitimai čia pas mus ir buvo skirtos stambios lėšos, kai
buvo greitoji pagalba pertvarkyta, kuri labai gerai pasiteisino, atsirado pavėžėjimo paslaugos, struktūriniai pakeitimai ir buvo skirtos lėšas. Mes dabar dar tos vyriausybės vaisius skinam. Čia dabar priėmimas išplėstas, reanimacija išplėstas, skubi pagalba teikiama. Norėtųsi, kad dar buvo paminėta, kad kadangi trūksta specialistų periferijoje, galbūt išvažiuojamieji specialistų, konsultantų, tokios brigados bus važiuos ir atvažiuos į rajonus, ten vienom kitom dienom būtų labai šaunu, kai trūksta specialistų, kad tokiais dalykais suorganizuotų ministerija, bet tik tai šito norėtųsi, ir daug dar ką norėsi, bet čia galiu Taip, Antanai, jūs dar pridėkit. Vytas taip labai taip gražiai nušvietė, aš truputėlį, kaip jūs pasakėte, ten teko važinėti, matyti nemažai šalių ir miestų. Man toks Alytus, aš atvažiavau pirmą kartą į Alytų 84 metais, trečiais. Ir toks gavosi vaizdas, toks miestas be veido. Miestas be veido, pilkas, geležinkelis ten per vidurį eina. Ir pasižiūriu ir paskui ir dabar matau, kad atrodo, tie žmonės liktai myli, bet tik nėra, architekto nėra. Kodėl nėra to, kaip pasakyti, tęstinumo? Prasideda vienas, baigėsi kitas, pažiūrėkim, koks mūsų centras, kokie šaligatviai. Paimkim, kad ir Pulko gatvė, ten Rūtų gatvėse, viskas, va čia centras, čia kažką dabar truputėlį darosi, bet man va taip labai keista, gražioj labai vietai, Nemunas. Kada tas Nemunas, kiek valdžių praėjo, kada tas Nemunas įveiklintas bus, Dievas žino. Iš tikrųjų, kas atvažiuoja, pavyzdžiui, kiti dabar pėsčiųjų takai padaryti, čia labai didelis pliusas viskas. Bet vėlgi, taip matosi, kad daryta ir nedadaryta iki galo. Pavėsinės daleiskim, arba tie akmenukai, jie iš tikrųjų, net ne tas, aš dabar sode, aš nežinau, tą, kai vadinama plaščiatkė. Visi supranta. Visi supranta jo. Negi negalėjo truputėlį kitaip. Aišku, čia vėl nuomonių tenai viskas, bet norėtųsi, kad tie tokie strateginiai dalykai galbūt su visuomenė daugiau kalbėtis. Ir kad tas architektas iš tikrųjų jisai būtų patriotas, Alytaus patriotas. Ne taip ten kažką tai jisai ten sėdėdamas kažkur, tai jisai ten kažką tai padaro, suprantat. Bet iš tikrųjų jisai jaustų dvasią to miesto. Nes teko būti ir Marijampolėje, matot, jaučiasi dvasia, miesto dvasia. Net keista, įveiklinta pas mumis Žalioji gatvė. Tai ten nuostabu, bet jie kažkaip įveiklinti, kažką to tokio, kad būtų tas širdis, tas iš tikrųjų, tas miestas, ta dvasia jaustųsi. Tiek. Taip, ar dalyvausite politikoje toliau už metų rinkimai? Spręs rinkėjai. Ir antras dalykas, čia mano niekada nėra pagrindinis dalykas. Meilė jūsų antra politika. Taip, gal bendrai trečia po šeimos. Ne, žmona gali užpildyti, žinokit, jeigu pažiūrės laidą. Mano, taip, šeima, šventas dalykas. Šeima, tada medicina, o trečias dalykas politika. Tai kągi, labai malonu su jumis buvo pabendrauti. Ačiū jums, kad atvykote į mūsų studiją. Na, o su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Viso gero. Viso geriausio.